Gal galit pasakyti iš pirmo akordo, kokia čia diena netgi? Nelabai, ne? Žodžiu, aš tokia esu hard rockinė. Biškai, viduje daug turiu tokio alyvos. Ir manau, kad reikia apie tai dabar kažkaip pakalbėti, ne? Jisai nori, kad aš papasakočiau apie tą istoriją, kad aš važiavau iš Londono į Vilnių ir sustojau tokiam Berlyno viešbutyje. Žinot, aš išlipu iš mašinos, prie manęs privažiuoja toksai čioperis, milžiškas čioperis. Išlipa vyras su visą odinę aprangą, pradeda su manim šnekėtis. Aš kažkaip galvoju, aš jums tiesiog į registratūrą. Nueinu į savo kambarį, ten kvepia nuo 90-ųjų metų cigaretės, kurios neprasileidimo. Jūs galite įsivaizduoti kaip berlynišką viešbutį. Ten kas tik pradėjo tūsint, kas jau tūsina, arba kas ruošiasi eiti miegoti. Ir ten atsikeliu, einu registratūrą priduoti raktą ir ten žmogus sako, jo, palik. Ir jisai tuo pačiu metu juokiasi ir neša tokį kibirą su ledukais ir šampanu. Ir paskui jį bėga tokia moteris į viršų, sako, varom. Jo, varom. Ir aš pagalvoju, wow, čia tik 10 ryto. Ir žmonės moka gyventi. Taigi šitą dainą apie tai tikriausiai.